Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Prie baro ir aš jos vedėja Paulina Botyriūtė. Šiandien prie baro sėdime kartu su Marijampolės dramos teatro kostiumų dailininkė Ilona Abramavičienė. Labas, Ilona. Sveika, Paulina. Papasakok daugiau apie save, kuo kvėpuoji ir kuo gyveni, ne tik profesinėje veikloje, bet ir už jos. Nu ką, esu moteris, apsisprendžiau tikrai, iš tų 72 lyčių vieną tikrai išsirinkau. Ir nekyla, klausimų šitoje vietoje. Ne, jau stabili. Tai va, mano išsilavinimas ir aš visada save skaičiau, kad esu moteriškų rūbų konstruktorė modeliuota, tai čia mano kraujai, 35 metai darbų stažų. Tai taip oficialiai, ne? Vadinasi konstruktor, kaip skaitai? Konstruktoriai modeliuotoja. Gerai. Na, aš negaliu sakyti, kad dizaineriai, kai dabar visi labai mėgsta, ten pabaigę kursus. Taip, esu sukūrus nemažai kolekcijų. Tada aš pusau pasivadinu, kad dizainerė esu, bet šiaip mėgstu, turėjau savo studiją ir mėgdavau moterims kurt rūbus. Joms sukurt stilių patį, ta prasme, išryškyt privalumus, paslėpt kažkokius trūkumus. Tai čia visas šitas procesas, kai tu pamatai žmogų, tu žinai jų profesiją, jų kažkokios veiklą, kažkokią tai ir figūrą, tai tada tu gali ant jos modeliuoti kažką. Ir visas tas procesas yra modeliavimas, vienas žodis. Dabar dizainas, tai tada turi kažką sukurti nerealaus, kažką tokio naujo. Niekas labai daug nekuria dabar naujo. Yra kas nauja, kas sena, tas nauja. Sako, ką čia ir besukursi naujo? Taip, nes aš laikmetį, kai buvo COVID-as, labai daug stebėjau laidų, paskaitų apie dizainerius. Patikėkit, viskas jau išrašta tada buvo. Tai tiek, kad mes gal pertikėm arba primenam žmonėm, grįžta ten kokie kutai, ten grįžta kažkokie ten stiliai kitokie, visi jie keičiasi, kas kokie 12 metų, aš jau taip kažkaip pastebiu. Tai kaip ir su tais džinsais, vienu metu buvo labai vien tik tai aptempti, dabar jau platėjantys, tai tuoj vėl grįšim į kažkuriuos. Tai ne tik ten būna dabar džinsai, pavyzdžiui, būna labai garinti, tarkim, manęs išblukę. Kartais buvo laikas, kad plėšyti, čia sudraskytos daugos visos, kaip, nežinau, šunų apkandžių. Nu, paskui buvo monochromas visas, kad nuo galvos iki kojų, tu visas džinsinis, žinai, tenai dendisai. Nu, visokių tų situacijų yra. Visokių tų madų ir tai padiktuoja, yra tam tikros platformos, kur yra tam tikri žmonės, kurie dirba, kurie duoda tą tokį postumį ir užtat yra kolekcijos, iš kurių mes semėmės, tarkim. Na, mada yra brangi, aš daug galėčiau šnekėti temą, nes vis tiek patirtį turiu, dirbau su visais itališkais audinių brandais mūsų įvežtoj Lietuvoje, tai tikrai yra audinių kokybė, kažkiek išmanau ir subtilybės, bet šitoj srity, tai čia gali mokytis gyvenimų galų. Ir niekada vis tiek visko nežinosi. Ne, ir mirsi, kaip sako, nemokėdamas, nežinant. Taip. Šiandien tave pristačiau kaip kostiumų dailininkę. Kaip apskritai tave gyvenimas atvedė į šitą profesiją? Man atrodo, čia yra kažkokia istorija. Istorija labai įdomi, galbūt nenorėčiau daug įsiplėsti, bet svajonė tokia, kad noriu dirbti šitam teatre, aš tokios svajonės neturėjau, turėjau svajonę kitokią, turėjau svajonę, artėjau mano jubiliejus ir norėjau labai, galvoju, ką dar čia tu, Ilona, gali tai padaryti, galvoju, dar spektakliam nekūrus, tą spektaklį, kad sukurt kostiumus, tai reikia kažkokius pjesės, reikia aktorių, reikalų atsiranda. Taip, kaip ta pjesė, kur čia ras ta pjesė. Na, tada reikia ieškoti režisierius. Ir aš čia tokiam dar truputėlį sueinu dvasiniam keliui. Ir žinojau, kad Milda Antanauskienė, mažutytė, čia toj mūsų grupelį ir žinau, kad jinai režisierė. Tai tas mano visas renginys po metų, tai aš jau pradėjau ruoštis kaip pareiginga prieš metus. Ir aš užkalbinu, jie sakau, mano čia toks jubiliejus artėja, aš čia norėčiau labai jau,
tikrai mačiau iš akių, kad labai nustebu ir pagalvojau, kad ne viskas moteriai tvarkoja. Bet jinai pasiūlė iš pradžių Ameriką Pirtyvą, kurie dabar ruošiasi statyti. Oi, ne, gavau ten daug žmonių, kur aš ten apsiūsiu, kur aš tų aktorių rasiu. Sakau, aš norėčiau, kad būtų kažkoks labai gražus, kažkoks toks, kad ir būtų mano vaizduotėje. Erdvė. Ir kad man nedaug aktorių būtų, nes matai, juos reikės samdyti. Ir paskui jis sako, žinok, yra Čechovo Meška. Gerai, sakau, jeigu galit man tą literatūrą, aš ten visus juos perskaičiau ir tikrai man ta Meška galbūt ir krito. Paskui sako, reiks aktorių, galvoju, ar tu, sako, pati vaidinė. Aš neatsimenu tų momentų, sakau, pionierių namuose tuo metinį, vaidinau čia, žinai, buvau irgi čia, žinai, primadona, kaip tu sakau. Gerai. Ir aš prisipratinau tą vaidmenį, tos pagrindiniais, tos papovus. Galvoju, padarysiu. Šitą padarysiu, ką ten galva iškėlus, ten reikia vaikščių, žinai. Nebus įsakinėtam vyrui. Galvoju, nebus čia sunku. Tai va, paskui suradau savo draugę, irgi, kurie drįsta prieš žmonės kalbėti, metrikacijos skyriaus vedėja Romutė. Ir sakau, tu jau tų jaunikių nėra, jau čia tų. Tai paskui man jinai pasiūlė Karolį, va taip ir taip kažkaip aš tą aktorį patapau, bet tikrai nesitikėjau, kad čia įsivystys į kažkur. Aš labai norėjau, kaip sakyt, tokį viešą padaryti renginį, norėjau savo draugus nustebinti. Tai va, manau, kad pavyko. Ir va, tas spektaklis įvyko ir paskui sukūrė Milda antrą dalį ir va, labai sėkmingas spektaklis Čia jums nerglidį, kuris po šiai dienai raudumas yra. Bet tada atėjai ir sakei, aš nenoriu kurti čia labai daug aktorių aprengti, bet šiandien dienai tai yra tavo kasdienybė. Tai Meška ir buvo pirmas spektaklis, kuriam kūrei kostiumus. Aha, ir tada viskas taip jau ir užsilika, ne, kaip kostiumų dailininkė ir pradėjo kurti vieną po kito kostiumus. Teisingai supratau? Na, matot, čia ir turėjau iš mano kišenės būti. Tai aš kaip suvalkėtėje apsvarščiau, 3 kostiumai, galvoju, taip, ten Karoliui taip aprengsim, ten kažko nesudėtingų kostiumus kūriau, palaidinukiai, galbūt gyvenime man čia kokiam šermenim tiks. Jau tą suknelę, tai jau galvoju, jau tą suknelę, jau padovanus arba prisiminimai bus. Ten ir prijuosti, viską galėtų panaudoti, prasme, tai baldus savo atsivežiau, ten dar tų detalių, kadangi pati mėgstu tą antikvariatą, tą Provansą, tai man nebuvo problema ten ir tą scenografiją padaryti. O paskui jau buvo reikalų, kadangi jau dar kita dalis, reikėjo juos taip pat suvesti tuos aktorius, bet man labai patinka, man vis tiek patinka tas slaviškas, tas siluetai tie slaviški, tos spalvos, ten antroji daly tai yra, pirmoji daly tai tokia ryškesnė yra, tad buvo aktoriai, Ilona, bet dabar jau teisingai suprantu, kad dabar tau tikrai jau nebereikia iš savo kišenės aprenginėti aktorių Marijampolės dramos teatre. Aš dar tokia, viską, kažkokiu man daiktų reikia, ten kažkokius vyšnaitės, aš visada, vis tiek aš investuoju iš tų savo kišenėlės, nes kadangi pas mus yra vieši pirkimai, tai ne viską galima nupirkti pagal viešus pirkimus. Taip, kaip jau norėtum. Tai aš vis tiek tokia, man trūksta, tai va. Ilona, papasakok truputėlį iš užkulisių, tenka tau susitikti ir su daug gerai žinomų Lietuvoje aktorių, ne tik mūsų mėgėjus, tarkim, rengi. Ar yra tokių buvę situacijų, kad sutikai žmogų ir tikėjasi, kad jisai, jau šitas tai bus tikrai arogantiškas, bet pasirodė labai paprastas, arba, čia dar įdomiau, atvirkščiai? Labai laukiau, kada pradėsim su profesionaliu teatru dirbti, su aktoriais. Visada turėjau baimę, nes pati tokia irgi, tokia viena koja, tokia kostiumų dailininkė. Tai
labai norėjau, tikėjausi, kad labai bendraujantys aktoriai nėra bendraujantys labai. Jie matyti išvarginti to dėmesio ir jie neina į kontaktą. Taip. Kokia yra didžiausia bėda su profesionaliais, labai nesimatuoju. Tai labai man yra sudėtinga, aišku, tai priklauso nuo režisieriaus. Kitas režisierius yra turės labai daug asistentų, tai tie asistentai tikrai labai savo atlieka darbą, bet gal didžiausias yra, man yra toks, kas mane šokiruoja, kad reikia juos gaudyti, kažkaip prisimatuoti. Kad prašyt, kad ateik pasimatuoti. Taip, yra aktorių, kuriuo mes turim tą tokį šiltą, tokį santykį, kaip pasakyti, pasisveikinam, pasibučiuojam ir persimetam žodžiais, bet aš labai nelendu, nes aš žinau, kad tas dėmesys juos, manau, vargina, jie nori atvykę susikoncentruoti į kitus dalykus, tikrai draugų jiem nereikia, bet smagu matyti žmonės, kurie televizijoje tiek metų. Kitą pusę pamatyti. Taip, ir kadangi juos, kaip sakyti, gyvai, tai dar pačiupinėjau ir dar išrengiu ir aprengiu. Iš arti labai pamatai jūs. Taip. Tai visokių kuriozų yra tam darbe, yra gražių ir nelabai gražių, bet nustebinau, kad tokie galbūt jie uždarė. Gal šitas. Ilona, dar pakalbėkime apie tas kuriozinės situacijas, ar buvo per tiek metų veiklos, kad jau galvoja, šakės, čia baigsis blogai, arba jau reikia išleisti į sceną, o ne pasiūta, o nėra, ar kažkas. Tokių buvo situacijų, kur jau tokie ant peilio ašmenų buvai. Visus premjerus, galime sakyti, tokius. Bet kuo daugiau, jeigu aktorių vaidina, tai tada ir tų kuriozų ir būna. Pats baisiausias spektaklis visom prasmėm, tai buvo mano apaštalį, visom prasmėm, kai aš likau viena, suštik daugybė rūbų, suštik daugybė rekvizitų, detalių, ne viskas sekasi, pasitart nėr su kuo, aš paklaikus, tai paklaikus buvau. Mano pirštai visi buvo, nuo adatų, sutinė, nes kadangi labai stori audiniai buvo tokie, daug klijuota, kad išlaikytų formas, tai visi jie buvo subadyti, sutinė visus pagalvėlės nuo klijų, nes ten vienokius darėm, ten vėlianėliai, ten tokius visokias karūnėlės, aš nežinau tų karūnėlių, kiek aš padariau variantų, niekas nestovi, viskas linksta, o vis tiek, aš esu perfekcionistė, visada noriu, kad būtų pats geriausias variantas. Nes mano gyvenime, tarkim, Tartiufas bus pirmas ir paskutinis, Pelikanas pirmas paskutinis, ten, kad ir tas Čechovų meška, ar ten, tarkim, Venecijos pirklys, pirmas ir paskutinis spektaklis, aš prie jo negrįšiu. Ir aš užtat atiduodu tą meilę, tą žinias, kokias aš jas turiu, tą supratimą, kokį turiu. Ir nežinau, aš iš savęs, čia mano toks indėlis yra, kaip kiti prisideda prie to spektaklio, aš nežinau. Mano yra grandis, gal sakyčiau, tokia nepirmutinė yra. Jeigu, tarkim, spektaklis vis tiek priklauso nuo režisieriaus, jisai sugalvoja, jis toks kaip dirigentas yra, jis duoda idėją, duoda medžiagą mum. Užduoda toną. Taip, jisai mato esmę, kokia turi būti spektaklių, viziją, pasako. Yra kiti režisieriai pasikviečia scenografus, paskui jo darbas būna, nes jisai ir spalvinį, ir tą kažkokią dekorą, kažkoks, turi būti kažkoks vienas bendras, kaip sakyt, planas. O jau tada eina mano darbą. Jau tada pagal tą scenografiją, jau aš tada galiu irgi žiūrėti, kokius spalvus, bet irgi režisierius, tai nuo stilistikų spektaklių priklauso, nuo laikmečio priklauso, ir
O buvo kostiumas kokį nors, kur tau buvo labai sunku sukurti, arba žinai, kai būna, nekyla rankos, va su šitu man taip sunku, ar emociškai, ar kažkaip nenori, ar, kažkoks buvo toksai? Tai labai sunkus man buvo mirties kostiumas iš Apaštalės. Aš jį pasilikau patį paskutinį. Kelius dienos buvo likę, bet nesupratau, man kažkaip neprilipo, mes kūrėm dviese. Ta spektaklį, aišku, iš pradžio aš buvau tokia kaip tik padėjėja, paskui gavosi, kad ir aš dasidėjau prie to kūrimų, nes buvo ten tikrai daug kostiumų, daug, kaip sakau, reikalų. Tai aš įsivaizduoju kitaip, ir aš vienam įkvėpime gavau, čia manim pasitikė, visi kostiumai gavosi, ir aš ten, žinokit, pagal save padariau, perdariau, dabar galvoju, tai sužibėsiu. Režisierius pamatė, mikliai atboj, atgal visą. Ta prasme, tai, tas variantas gal buvo, man, aš aišku, mirtį kitą įsivaizduoju, kitaip, bet jeigu režisieriui tinka, nes tikrai paskutinį žodį sako režisierius, tai jeigu jiem tinka, tai aš irgi laiminga. Bet čia turėtų būti vis tiek skaudus momentas, toksai, kur tu įsivaizdavai, sudėjai visą savo kūrybą, savo širdį ir atneši ir skai, jau dabar laukiu, žinai, aplodismentų, kad ir taip sako, netinka, ar ne? Kokiu skaudus tokie momentai, ar kažkokie skaudesni yra kiti momentai tau? Jeigu yra laiko pakeist, tai ir yra, tarkim, duotas tas, kaip sakyt, grafikas, kad tu turi laiko, kada pakeist, aš jau automatiškai negalvoju, aš tą pripratau darbus su klientais supratau, nes ten daug sudėtingesnis reikalas, nes kai tu padarai gaminį ir tarkim, sako, reikia čia pakelt, kokį centimetrą, žinai, tas centimetras tikrai neduoda nieko. Ir kad tu tą centimetrą pataisytai, turi kūnę nuo kaklo visą apykaklę nardyti. Ko nesupranta žmogus. Matekė tokia situacija. Ir aš įsiugdžiau tą tokį, kaip sakyt, darbas, atidedu tas jau jausmus mintis, darbas reikia darbas. O šičia, jeigu yra laiko, ką? Ilona, stelevijų. Einam dirbti. Yra daug dalykų, kur, tarkim, tu dirbi, darai ten kokias galvos apdangalas arba dar kažką ten tokių, kažkokias detalės. Ir tas nepanaudojate. Pavyzdžiui, spektaklį jų nėra. Pagalvojau, kad per daug detalių, ten kažkaip, bet buvo užsakymas toksai, kad reikia jų. Šitas toks, kaip sakyt, nepagarbama. Aš jaučiu tokį kartėlį. Taip. O yra tekę nubraukti ašarą darbe? Oi, dažnai. Kadangi aš jau tokie jausmų moteris ir menininkė, tai taip, neteisybė žaidžia, kai aš esu perkrauta tų darbų, nes aš teatre ne tik esu kostiumų dailininkė, aš atsakinga už rekvizitą, aš turiu kitiems spektakliam, kurie jau yra pastatyti, paruošti kostiumus, aš turiu juos išlygyti, išplauti, išvažiuoti su tais kostiumais į kažkur, tarkim, jeigu mes vaidinam. Taip pat aš turiu taip laiką susižiūrėti, nes aš ir pati mėgėjų teatre vaidinu. Būna aktoriai kūsta, būna stambėja. Būna keičia, tas personažas kitą. Taip, arba dubleriai yra, reikia jiem pritaikyti tuos rūbus. Tai sukis kaip tabuveriai. Atsakomybių begalė. Taip, begalė. Taip. O kas tau labiausiai suteikia tada motyvacijos, nemesti šito kelio ir sakyti, žinot, ką jūs patys čia ir siūkitės, ir darykitės, ir skalbkitės, bet vis tiek, kuri ir būni, ir degi visgi tuo, matau. Manau, kad mūsų tas laikmetis, ta gyvenimo patirtis išmokym tos kantrybės. Esu darboholikė ir iš kitų to reikalauju. Ir jeigu šalia manęs matau, aš dirbu 9 prakaituose, kiti nedirba. Nervasi. Tiesiog visi turi dirbti. Nesvarbu, aš šluodą pasiėmė, nesvarbu, kad aš matyčiau. Nes man taip sunku, galvoju, jie visiems čia lengva. Tai šitas mane erzina labai. Ir tada labai prieš ir nešneku, ir tiesiog paklaikus, nežinau, kaip čia viską sudėliot, kaip čia atsikelt, kaip čia sekundžių tikslumu.
aš jau galiu dabar nuplanuoti, kaip tą darbą, per kiek galiu padaryti, nes, turiu jau tą patirtį. Tai pamiršau klausimą. Kas tave motyvuoja? Visgi ne. O kas motyvuoja? Pats rezultatas. Visada man būdavo rezultatas. Čia tas rezultatas, kai tu matai kai jau aktorius apsirengęs, ar kaip apsirengęs, aš niekad nematau aktoriaus, nes jie ir per generalinės repeticijas repetuoja ir šiaip pasimatus rūbus, nes reikia, vis tiek kartais rūbas yra toksai, kad jis dalyvauja tam pačiam vaidmenio kūrime ir tą diržą, ar tai nusirenk paltą gražiai, ir to laiko reikia susiskaičiuoti, ir apšvietimas visas būna. Aš to laiko neturiu, nes aš iki paskutinio aš tą siuvu. Nežinau, nei vieno tokių spektaklių nebuvo, kad arba kažkokią rekvizitą darau. Tai kai aš jau atsisėdu žiūrėti premjerus ir jie visi išeina, iki kol visi išeina, ir aš kai juos paveiksluoju taip savo tom akim, gerai, Ilona, viskas. Ir jau paskui, žinokit, aš žiūrau, mėgaujuosi spektakliu, aš nesigilinu į tos dalykus. Aišku, buvo vieną kartą. Bet premjera taip įtempčiausias yra, manau, nes tada išlenda visko. Galiu pasidalinti vienu atveju, jau juokingu, gerai, kad tas spektaklis trumpas. Vaikų spektaklis, profesionalam kurtas. Tu irgi aktoriai žiauriai nesimatavo, ten tie kostiumai dirbau, jie ten sukalio juos, kaip sakau. Viskas, ir pasimatuoja tas aktorius vienas tą kombinezoną. Puikiai, sakau, tas kombinezonas, nieko taisyti reikia, tikrai. Ir aš atnešu tuos rūbus, jau spektaklio dieną, žiūrau, žiogelis, įsiektas, ką jis čia veikia, taigi matysis, aš jį paėmiau ir išėmiau. Ir jau žiūrėjau, nebetinka. Prasidėjo spektaklis. Ir tas užpakalis didėja tam aktoriui, o jis dar lenkis, tai jis ten važiuoja su tokia balyje per visą, ir jis didėja, įtysta tos kelnys. Pasirodo, kad aš, kadangi neužtvirtinau tų gumų, nes galvoju, ar įtempti reikės, ar neįtempti, ir iš tos, aš tik išėmiau, galvoju, kad jau užtvirtyta. Tai aš tiek skaičiau minutės, greičiau baigtus tas spektaklis, nes tada buvo 2 spektakliai tą dieną. Tai, sakau, aš nieko nemačiau, tik tas kelnes, bet ir galvoju, kad tik tas aktorius liktų su jų. O kalbant ne apie darbą, bet apie šiaip tavo drabužius, ar tu juos perki, ar siviesi pati savo? Ne, tai naudimi pirkti. Aišku, kad siūsiuosi. Kadangi nestandartiniais figūrus esu ir su metais keičiasi, bet tu mėgstu išskirtinius rūbus, mėgstu, kur daug medžiagos reikia, mėgstu ilgus. Kur daugiau nupirksi, dabar apskaičiuoju iš 1,5 metrų, kad būtų išeitų suknelį. Tai kodėl tos visos suknelės kažkokius visus aukščiau keliai? Tos moterys tai... Aš atrodo, sijoną pamiršo. Taip, čia kaip jūs rengėsi... Aš anksčiau kažkaip labai daug rašiau į Suvalkietį, domėjausi, dabar, žinokit, paleidau jas visas tas, nešiaukit, kaip jūs norit. Tai o kas liečia mane, aš vis tiek toj madoj, tai, kaip sakyt, madingai niekad nežiūriu, bet kad stilingai būtų ir padoriai, gražiai. Ilona, yra sakoma apie meno žmonės, kad jie, tie meno žmonės, kažkokie keistesni ir įdomesni. Tu nuolat sukiesi tarp meno žmonių, ar pritari šitam pasakymui? Kad jie jautresni, tai tikrai. Turit omeny nukvakę. Galima pasakyti ir taip. Aš tai pasakyčiau, irgi galvojau taip. Manau, gal kokie fotomenininkai, gal juos liečia. Teatre nėra tokių žmonių. Aš ir tikėjausi, kad bus šventė kiekvieną dieną, kai ateisiu į teatrą dirbti. Ne, gana žmonės matomai atiduoda viską scenai ir jie nebūna tos beždžionėlės, tokius linksmintojus. Ne, viskas ramiai. Taip, visi dirbam. Labiau savyje, ir jau tada kas ne ant scenos, tai labiau savyje, tokie individualistai. Sunku pasakyti, bet mūsų kolektyvas toks yra irgi toks darbaholiškas, sakyčiau, visi savo tuose profesijose. Ir matomai, kad yra labai daug darbų, daug atsakomybės ir
plumbaikom nėra vietos. Tai tik belieka scena. Taip. Na ir pabaigai tradicinis laidos klausimas, kurį mūsų kraštietį tu norėtum pamatyti laidoje prie baro šioje kėdėje ir išgirsti, kaip ir kuo jis gyvena. Kraštyčiau gal neįvardyčiau, bet visada man svarbi yra šeima ir pati džiaugiuosi, kas turi daug vaikų. Dabar tokiam amžiui, kad suprantu, kad ko gailiuosi, tai kad neturiu didelį šeimos, aš tik 2 dukras užauginau. Tai norėčiau galbūt kokią sėkmingą daugiavaikę pasikviesti ir paklausyti jos, kaip jai sekėsi augyti, kaip vaikai jai dabar suteikia tų džiaugsmų. Tai galbūt tokia šeimos moterį norėčiau. Jeigu žiūrovai kas nors žinote tokią šeimos moterį, apie kokią kalba Ilona, prašau parašykite paštu prie baro@mmm.lt. Ilona, ačiū už pokalbį. Dėkui tau, kad pakvietei. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Ilona spėjome jums papasakoti. Jeigu jūsų mintyse sukasi koks nors žmogus, mūsų kraštietis, kurį jūs norėtumėte pamatyti laidoje prie baro, savo pasiūlymus siųskite elektroniniu paštu prie baro@mmm.lt. Iki.